Nu, einam šiandien dar truputį pasiraksim prie tos Audi. O, turim šitai pilną maišą visokių tarpinių. Termostatą dar paėmiau. EGR termostatą nepirkau. Žiauriai brangus, vos ne 90 eurų. Tai kosmosas kažkoks. Ai, dėsim savo tos audinės, nes man tai veik 100%. Nes aš buvau keitęs. Pakeisim bent jau pagrindinį, įdėsim naują. Kainos. Jo, iš tikrųjų viskas susidė, tai brangiai čia man gausi ant tos audinės remontą. Ir skaitykit, kad aš pats tvarkaus. Nu, o jeigu dar už darbą mokėti už visą kitą, neaišku po kiek detalės ir taip toliau, tai iš vis ten kosmosėlis tada gautus. Na ja, kai šiaip taip vos nepagalvojau, prastovėjai 1,5 metų, tą Audi galėjo dar pastovėti iš tikrųjų, nes šiais laikais susitvarkyti, ką nors, tai jau pat labai didelį pinigą eina. Nesinori belė kaip, noris geresniam detaliam. Bet kai jau pradėjom, tai varom iki galo ir žiūrim, kas čia gaunas mums su ta Audinė. Uošvis paskambinti patikrina tą generatorių ir sakė, kad neveikia. Pakeitė tą užpakalį visą, nu, tie šepetėliai, kas ten priklauso. Ir vis tiek neveikia. Nu, ten įdomiai. Ar galėjo bestovint sugesti? Aš manau, kad galėjo. Gal akumuliatorius, kai buvo neatjungt, susitrumpina kas nors. Nežinosi. Dar neaišku, kokių dovanėlių sulauksim iš tos elektronikas, kaip komps pagrindinis, nes ir reikalų kartais ir su tais kompais anom būn silpna vieta, nes tie kompai pagrindiniai stovi po palašinę viršui ten prie valytuvą, kai atsidarai kapotą dešiniai pusėje kampe. Ir ten gaun vandens. Šiaip esu uždėjęs tokią blieką, apsaugalę tipo, kad negautų tiesiai to vandens. Na karoči, matysim ten toliau. Dar tiek toli neužbėkim už akių. Ai, dar tiesa, va, ką aš pamiršau. Žadėjau dar tas pakaitinamas, bet pakol mes neišsukom, nenorėčiau dabar pirkti, ne, reikia po pirmą išsisukti, jeigu išsuktumėm, tai geriau iškart pasikeisti. Turim dar tos veiklos, čia mes nemažai prie to motoriuką, bet tikėkimės, kad susigaudysim tam detalių kratinį ir sugebėsim mes atgal viską sustatyti savo vėžius. Dėl to aušintuvo dabar. Šiandien galva jau ir, kaip sakant, bišką atsigavus, miego trūkumą gal mažiau jaučias. Nors vis tiek, aišku, S4 atsikėlius, turbūt pamiegojau dar parėjus iš po karvių. Na, kokį pusę valandas. Čia man ta vieta tokia nukalėjus, negraži. Manasis tas aušintuvas tikrai gražesnis. Ir mes dėsim maną jį jaučiu. Ja, taip ir padarysim. Viską iššlifuojam, prasivalom dar ir galėsim rinkti toliau. Šiandien truputį apsimovau pirštinės, nes užknėsiau tie benzinai, visokie tie plojimai. Nu, įsumedėjusius tos tarpinės. Jau baigiau šiandien atplauti. Dar biškų brake cleaneriu ir gera bus. Nubėgau greit prie kompo ir susiradau tą vietą, kur mes čia dabar rinksim.
Engine Oil Cooler. Va, šitai darbuosimės va toj vietoj ir kad čia per daug grybą neprisipjauti, tiesiog geriau kartais užmesti akį iš pargalkę, kad ko nors nepraleist, kaip sakant, geriau jau pasižiūrėti. Ne viską atsispausdinau, bet tą vietą maždaug, čia kas čia susideda. Tarpinės lygtais aš kaip ir turėjau visas. Ir dar kas mane labai domina, suveržimas. Jo. Nu, esmė tokia, reiškias, kad vis varžtelį prisiverža ant 9 Nm. Nei daugiau, nei mažiau. Na tai taip jį suveršim tada. Dėsim tada naujas tas tarpinės. Ir uždėsim tos hermetikos. Tarpinė yra Volkswagen. Nu, šį kartą neuždžiuvo hermetiką. Štepsim, bet labai plonai. Dabar reikia palaukti. Kiek čia palaukam? Nu, tai palaukim. Bandom tada prisisukti. Einu dar plauti. Išsiardžiau dar daugiau, aš šitą visą nesąmonę gerą. String šitai tą kojelę reikia išplauti. Čia biški va tokių visokių nešvarumų. Nėra tai baisiai, nu bet ir biški. Na, va, dabar tą kojelę atgaivinta, pasirodo, na pas manęs buvo užstrigus, neveikia. O dabar tukšti. Veik viskas geriausiai, sklendė sutvarkyta. Tik tais dar klausims, iš vis pas manis tas agaras egzistavo. Surinksim dabar atgal, ką aš ten išardžiau, ir paskui tada čia tęsim toliau darbus. Na, rinksimės tada toliau, ką mes čia išardėm. Liktais turi aš tas tarpinės visas. Tarpinių pasaulis čia, karočiui. Tai kaip supranta kažkokia ta tarpinė. Čia hermetikų jau nedėsim. Ne, reikia čia hermetikų.
yra šitų detalių dabar, kokių man gal anui nebeprireiks, ką aš žinau. Nu, kaip toks laikiklis. Nu, nebent supūs, bet į tą audinę supūs pakaltas šitai. Supūs, ne? Na, čia viską susičekint reik, va. O taip šitai tas laikiklis bus. Nu, kaip ir viskas savo vietos atitinka gerai. Va čia ant to dangtelio tai buvo žymiai lengviau užsitepti. Palei tos griovelius visur apsitepiau. Storoj čia tikrai nėra, plonai. Gal į nereikėjo dėti, na, bet tebūnie. Aišku, reikės išardyti, paskui viską nusivalyti, tai čia bus reikalų. Bet ar man čia bereikės valyti, ardyti, tai nemanau. Man užteks. O jau ten toliau bus, kai bus jau su ta mašina, koks tas likims ateityje. Jis ten žino. Na, dar palaukiu kelias minutės. Ir tuoj galėsiu jau dėti aš tada vieną dalį. Paskui eis sekantį. Buvau biškiau supykęs. Niekaip čia, žinokit, ne, va, to vamzdžiai statyti bloką. Tai vieną žiedelį sulaužiau, nežinau, kur aš čia dabar pasidėjau, išmečiau kažkur. Gerai, kad turėjau dar vieną, tai įdėjau kitą. O dėl ko sulaužiau tą žiedelį, nes škipavo čia vamsdėlis ir nepamačiau, kada pačiai išlindęs lauk kitas žiedas ir tiesiog bestumdomas pergnybiau. O maišė šitai va tas vamsdėlis, jis sukas va čia šitai į tą vietą. Ir neleidžia tam visam korpusui nusileisti į apačią, dėl to va tokia bairė gavos. Tai trukau kelias sekundės atsisukti tą vamsdelį ir tada tik jau pavyko man čia viską įsistatyti. Hermetiką vėl gavau atplėšti. Va čia toj vietoj tą hermetik nežinau labai gerai. Aušintaus, kur dedas jo, tos tarpinikės. Tikrai, kad apsimok dėti hermetik, nes čia lengvai uždėti. Va toj vietoj čia biškiau ir sunkiau. Jo, o jeigu to vamsdelio neįdedi, paskui turi problemą. Nu, kaip aš dabar, kad tą žiedelį nulaužiau, ir viskas. Kažko GoPro kamera užsikrešino. Nu, bet nieko, atrodo normaliai. Vis tiek. Ir durnų tų vietų paliktų. O taip turi ten įkištą varžtą. Jeigu dar biškį pasukti eitų, tai... O. Dabar kažkokiu tai šeitaniniu būdu reikia tam prisukti. Gerai, užsidedam čia chamutiką. EGR. O, galim užsiveržti.
visi jau čia klaus, nu, sako, kaip tau čia seko su ta Audi? Nu, ką žinau. Pabišk, sakau, renku. Čia man pagrindinis darbas dabar ir to viską sustatyti į savo vėžės. Bent jau kiek įmanoma atkurti, kas buvo. Katrą čia reik dėdaba tą filtrą. Kuris čia gražesnis. Kokį nori, tokį dėk. Nesvarbu jau. Lauk. O. Šiaip nelabai noriu aš sukti, bet pabandykim gal. Lema, jeigu mes užpurkštumėm, ką nors. Na, jau geriau reikėtų pakeisti. Kas iš tikrųjų jau bandot atsisukti žvakės, galit naudoti va tuok šitai purškalą. Nereklamuoju aš čia nieko, bet toks patarimas mano. Da, čia originalis stebėto žvakės. Šitai turim visos žvakės. Beru. Tik tais vienas tas žvakės rėgis toks nepatik. Gerai, šiandien vis baigiam darbus, varau namo, rytoj nuo pat ryt susiemam ir norėčiau per rytoj tikrai pabaigti čia viską surinkti, ką čia jau beturim ir nusipirkti detalės reikiamas dar.
Jeigu ką dar užsakyti, kad dar galėtų gauti rytoj arba šeštadienį blogiausia atveju. Nein tai pagrobti, kaip aš norėčiau, bet nepamirškim, kad aš šiandien irgi esu atsikėlęs 4 valandą. Tas darbs irgi nėra toksai labai spartus, kaip norėtus. O bet to jau ir beveik 9 valandą vakarą. O užteks man besirakti jau čia. Einu namo, da ką nors valgau ir mėgoti.